Belgijoje. Nežinau. Tai dar nestartavo, ar jau startavo? 12 valandas. Dorkevičius Andrius. Tai, kaip visi, vėl turim Velo CX varžybos, šį kartą jau trečiasis etapas, vyksta Vingio parke. Tai va, startavome, turim priekį Real Bean atstovą, Rytį Žemaitaitį, antras yra Venantas Lašinis, trečiasis jau netgi aš esu. Pavyko gerą startą padaryti, buvom šiek tiek labiau priekio, tai va, ir iš karto užsiimam gerą poziciją. Šiaip toksai buvo labai keistas jausmas vėl grįžtant CX, nes kokia praėjo 2-3 savaitės nuo paskutinio etapo. Tai turėjom ir plento varžybų, turėjom ir treką dar, ir MTB dar turėjom, visokio skirtingo tipo varžybų, bet ne cycle cross. Tai su šituo savo dviratuku cycle cross'u prasivažiavau tik tai dieną prieš, bet mūsų tokiam lygmenį užtenka. Šiaip trasa labai patiko, nes buvo vadinamas, sakykime, kaip pats Venantas sako, buvo trasos flow, tai prieš tai Barbakanų etape jo buvo labai mažai, kad buvo išminėti posūkių su greičiu galima, paredėti, tokia techniškesnė trasa labiau buvo Barbakanuose, čia tokia, sakykime, labiau greitesnė. Tai turėjom žymiai ir daugiau ratų, jei neklystu, buvo apie gal 12 ratų. Tai va, pirmieji barjerai, per barjerus niekas nešoka, nes šiais metais, sakykime, barjerų aukštą padidino, buvo seniau 40, dabar 50, ne, meluoju, buvo 30, dabar 40, bet pagal UCI standartus ir turi būti 40. Turim va Medelinską, jei neklystu, po praeito video susilaukiau komentaro, kad kaip aš negaliu tokio žmogaus žinot, tai va, yra Medelinskas, jaunasis sportininkas, gerai važiuoja. Taip, tai buvo problemų, užšokimo kaip ir praeitą etapą, taip ir dabar nemoku, tai jo, ten biškį prarandu laiko. Šiaip kas gerai buvo, kad va, buvo tokių vietų, kai dar buvo į kalniuką, reikia iš tokios brutalios jėgos, sakykime, pavažiuoti, tai va, čia dar kažkiek galėjom atsilošti prieš varžovus. O šiaip, va, galite matyti, yra tikrai gana greiti posūkiai. Po posūkio yra tiesioji, nereikia iš karto vėl stabdyti ir vėl imti posūkio. Tai kaip matėte, video pradžioje buvo, sakykime, šioks toks incidentas, tai pamatysime pro ko. Taip. Tai dabar jo, tiesiog turim pirmą Venantą, antrą Real Bean atstovą, trečias Bernatonio akademijos Medelinskas. Ir ketvirtas aš. Šiaip iš pradžių varžybose veiksmo taip labai daug nebuvo, sakykime, kaip Barbakanuose, nes Barbakanuose kažkaip visa minia daugiau startavo ir taip toksai ir kamštukas buvo, ir ne tai kad susistumdymas, bet sangrūdis toksai buvo, čia visi po vieną važiuojam tvarkingai. Šitą vietą, sakykime, šiek tiek buvo pavojingesnė, nes važiuojam su mažesniu slėgiu, tai labai daužydavau savo karboninius ratus. Padangose buvau prisipūtęs 2 barus, tiek į priekį, tiek į galą. Turėjome ir laiptų sekciją, į kuriuos kažkaip keista, bet buvo visai greitai galima buvo užbėgti. Buvo netokie status kaip Barbakanuose. Jo, ir yra, sakykime, šios trasos toksai išskirtinumas buvo, kad va, tie kalniukai iš tokios jėgos va, buvo užvažiuojami, kad status kalniukas ir iš karto 180 laipsnių posūkis. Taip, dabar pabandysiu parodyti kokius pirmus 2-3 ratus, paskui bus toksai video montažas, kaip man sekėsi tolimiau. Tai va, kaip matome, jau turim šiek tiek pasidarė tarpą didesnį nuo kitų varžovų, sakykime, pirmas penketukas visi kartu važiavo plius minus, o visi kiti jau tolėliau buvo atsilikę. Dabar va, matome, Venantas jau posūkį yra pravažiavęs, mes dar tik atvažinėjom. Medelinskas iš karto apsilenkė Real Bean, kad nestabdytų jo, nes matom, kad tempas tikrai krito, užsivarė turbūt iš pat pradžių ir viskas. Tad, matom, iš karto bandys didinti tarpą.
trasa nebuvo super techniška, bet tie tokie, gal ne tai, kad techniškumas buvo, bet sakyčiau, buvo tas pasitikėjimas savęs, tiek padangų, vat būtent į tuos 180 laipsnių posūkius. Pavyzdžiui, aš turiu, sakykim, tokią mini problemytę, į dešinę pusę moku sukti, viskas gerai, pasitikiu, bet vat į kairę pusę nemoku, tai tas atsiliepia tiek MTB, tiek plente, tai vat sakykim, kas gerai, va, cyclocrossas gal padės išsigydyti mano šitą problemą. Tai dabar matėm, iš karto apsilenkiam Vilbiną su Bernatonio akademijos atstovais, dabar važiuojam, gaudom Vanantą, bandom gaudyti. Pirmam važiuoti visą laiką yra geriau, nes matai trasą, savo tempą gali diktuoti, sakykim, gal vienose vietose jie labiau mane prisivijo, kitose vietose aš gal labiau atitolau, vat, sakykim, tiesiosiuose, kai daugiau galiu paspaust. Tai va tas gerai, kad savo tempą galiu diktuoti ir, nu, man pačiam yra tada lengviau. Nes vat būtent šita vieta buvo tiesiog greitis ir jėga, vat būtent pedalo spaudimas. Nėra techniškos vietos man pralošti. Jo, tai trasa šiaip, kadangi vat patys ratukai buvo ilgesnė distancija, man atrodo, nei vat būtent praeitame etape, bet vat kadangi trasa tokia turinti labiau geresnį flow, tai buvo žymiai ir greitesnė. Tai tikrai vat dėl to ir daugiau ratų buvo. Šokant barjerus, dabar man atrodo vėl turėsim blogą mountą. Ai, ne, mountas buvo geras, bet va, varžovo geresnis buvo. Bet tai dabar, jo, sakykim, šita vieta tokia buvo sudėtingesnė, nes daug šaknų, mažai slėgio padangose, dar posūkiai ir taip, vat, grinai reikia bandyti nesidaužyti ir dar sukti. Tai va, dabar irgi nuolydis, iš karto vėl pakilimas bus. Vietomis tikrai buvo kabinta šitų baltų koliukų, tas pats ir juostos trinimas. Vačianais pamatysiu tarpą ir iš karto iššoksiu. Matau, kad biškiai straglino į kalniuką. Op, iš karto šitie posūkiai labai patiko, sakyčiau, gal netgi pati smagiausia trasos dalis man buvo. Nes vat būtent galima buvo tikrai, gal kitiems nėra didelis greitis, sakykime, kas yra labiau techniškesni, tai tarkim Vanantas, tas pats ir Domas Manikas, kurie važiuoja cyclocrossą, bet mano lygiui man jo buvo gana greita. Tai jo, šita va įkalnė irgi, sakykime, tikrai pridėjo rūgšties kojose, bet kas gerai, kad iš karto įkalnė ir nuolydis. Matom, Vanantas jau sukinėjasi. Mes, sakykime, čia, manau, tarpas kažkur apie 10-15, gal labiau 15-20 sekundžių. Tas ir yra, kad paskui, man atrodo, po biškį, kaip ir šnekėjau su Vanantu, pamatė, kad aš važiuoju antroje pozicijoje. Ten atidarė biškį didesnis tarpelis, tai sakė, iš pradžių netgi biškį buvo atleidęs, kad palaukti, pamatyti kartu pavažiuoti. Man pasimokyt. Va, dabar netgi jeigu pamatysit po kairę yra tarpas, galima užvažiuoti dviračiu. Tai ką padarė, nuėję į Velos.x Instagramo puslapį, pamatysit video, kaip Vanantas būtent jo užvažiuoja. Tas yra visiškas kosmosas. Tikrai aš nebandyčiau, nes žinau, ko pasibaigtų. Žinau, kad Ignas Kertenis, kuris irgi dabar yra už mūsų, bandė per vat, būtent apšilimą užvažiuoti per tą kraštelį šalia laiptų ir pasibaigė nesėkmingai, sakykim. Nesakysiu, kokia baigtis buvo, bet neužvažiavo. Tai vat Vanantui tikrai tas pavyko. Ja, tai vat matome po kairę atvažinėja. Man atrodo, šitoj vietoje dar tarpas tikrai už manęs esančių varžovų dar nebuvo labai didelis. Pasakykim, to pirmo penketuko. Buvo vietų, kai buvo slystelio tiek priekinis, tiek galinis ratas, bet kas gerai, kad CX-e vat būtent arba slysta normaliai, arba tik tai biškį užmeta, tai svarbiausia nepasimesti.
turim žmonės, sako informaciją. Buvo ir Venanto žmona, sakė tarpus, kokie yra. Venantas sakė, jam buvo nuobodžios varžybos, nepatinka jam vienam važiuoti. Tai reikia Venantui duoti konkurencijos. Reikia bandyti treniruotis daugiau. Jo, neįšėmėm posūkio. Dabar šone turim būtent Igną Kertenį. Dabar jį ir užleisiu į priekį. Gal šiek tiek pats, kaip ir norėjau, atsikvėpti šiek tiek sakyčiau. Nes aišku, nėra taip, kad būtų kaip lente, kad ant rato atsisėdi ir nieko neveikia. Čia vis tiek reikia mint, bet gal kiek labiau psichologiškai lengviau, kai sėdi už žmogaus. Bet irgi matos, jisai yra toksai, sakykim, gal labiau techniškesnis, vis tiek važinėjęs ir MTB daugiau visko, tai per techniškas vietas biški didesnį tarpelį iš karto pasidaro. Nes būtent yra tas minimas per posūkį man kaip lentininkui, tokiam, nežinau, reikia tokio įpratimo, kad, darant posūkį, kad galima dar ir mint, nes, vis tiek yra didesnis sukibimas, viską. Dabar, vėl atėjo ta vieta, kur galima paspausti pedalą, iš karto apsilenkiu, kad, bandyti sumažinti tą tarpą iki Venanto. Būtent šioje trasos dalyje tas ir buvo įmanoma, sakykim, Venantui tai nėra skirtumo, kur paspausti pedalą, mes galim tik tai netechniškose vietose. Venantas šoka per barjerus, sakykim, buvo, dar pažiūrėsiu, koks tiksliai tarpas buvo. Apie, sakykim, 80 sekundžių būtent tarpas buvo tarp Venanto dabar. Kalniukas. Vietomis, atrodo, norėjusi, kad būtų organizatoriai nukarpę tas šakas, bet aišku negalima. Mes esame čia tik svečiai šitoj vietoj, medžių laužyti negalima. Bet būtų buvo labai smagu, nes reikėjo kiekvieną kartą galvą lankstyti. Tai dabar irgi 41 sekundė buvo, plius minus toje vietoj. Tai tarpas išlieka panašus apie 8 sekundės. Kalne, turime žiūrovus, turim Nikolą Klimavičių priekį įsidirbinėjant. Nevažiuoja varžybų, bet sakė, prižada iki čempionato tikrai gaus cyclocross dviratį ir tikrai jame dalyvaus. Tai kviečiu ir jūs bandyti gauti cyclocross dviratį, užsiregistruoti čempionatui ar netgi sekančiam etapui Veloso X-ui, kuris vyks spalio 20 Utenoje, kas dar nėra buvę, kad cyclocross varžybos vyktų Utenoje. Mano žiniomis, kiek laiko aš sportuoju per paskutiniuosius 10 metų. Seniau vis laik būdavo čempionatas Panevėžy, sakykim, pastaraisiais metais Vilniui, bet kad būtų cyclocross varžybos surengtos Panevėžy nebuvo. Ne Panevėžy, atsiprašau, Utenoje dar nebuvo. Tai bus įdomu, kokią trasą ten parengs mūsų kolegos. Šitoj vietoje buvo vienu momentu ir ratas praslydė, žinau, galinis, nes taip biškas smėlis išartas, dar tokiu kampu. Pasitukas ir vėl bėgimas laiptais, bet sakau, kas buvo keista, kad buvo laiptais, greitai galima užbėgti. Tai matėme po dešinę, aš kaip pradėjau bėgti laiptais, varžovai mane vejantys leidosi būtent po tiltu. Kiek čia kokias 5 sekundės, daugiau gal tarpas buvo. Iš kvėpavimo jau galima girdėti, kad sunku yra. Šiaip dabar kodėl ant dviračio nematot jokio kompiuteriuko, nes būtent važiuoju su vagų laikrodžiu, tai viską jisai man padeda fiksuoti. Tiek dabar pradėjau vaikščioti į džimą, tiek bėgiot, tai būtent jisai man padeda tokius dalykas. Ir dabar kulminacija. Turime krešą, kuris, kaip pasikartosiu praeitame video, lėmė man varžybas. Tai kas buvo, realiai net neįsivaizduoju. Matėme apsirinkimus.
realiai net neįsivaizduoju, kas buvo, nes kitus posūkius tikrai ėmiau aštriau ir nieko nenutiko. Čia galvoju, gal buvo biški duobelė ar kažkas. Čia dar slidimas. Nežinau, buvo duobelė ar kas, ėmiau posūkį ir vat būtent nusimontavo padangos šonas, kadangi važiuoju su tublesu, nesuklijuojamom padangom. Tai nusimontavo padangos šonas ir išleido slėgį. Tai buvo prisipūtęs apie 2 barus, dabar buvo likę apie kažkur 0,5, kas yra lygų. Taip, tai padangą nusileido, dabar važiuojam su pustušte padanga. Tai kas buvo problematiška, labai tiesiosiuose viskas gal ir gerai buvo, bet vat darant posūkį iš karto jautės, kad mėtų į šonus. Čia iš karto irgi praleidau igną, kad mane apsilenktų, kad tikrai nestabdyt. Nes man nepasisekė, bet hebrai varžybos toliau tęsiasi. Tai jo, realiai nežinau, ką galėjau padaryti kitaip. Gal bandyti važiuoti su didesniu slėgiu, bet tada aišku ant žolės prarandam tą sukibimą. Tai gal reikėjo bandyti didesnį slėgį darytis. Aišku, dar sakyčiau, tiems etapams, ką pasiruošiu, tai įsidėsiu į padangas vadinamus insertus. Tai ten toksai kaip, ne tai kad poralonas, net nežinau kokia medžiaga yra, bet padaro tavo visą padangą, sakykim, kad ir nuleidžia oro, bet ten skaitosi irgi kaip koksai vienas bariukas ir kad tipo galima važiuoti, kad pilnai nenusimontuotų didesnę padangą. Šiaip ką kiti daro, daug kas iš Chebros, tai važiuoja su trupkėm, kas yra trupkės, yra klijuojamos padangos. Tai vat kas gerai, kad jos nusimontuotų, tai yra labai retas atvejis, nebent ten jau arba koksai brokas, arba prastikliai, arba jau labai nešasi gerai į posūkį. Nes Chebra, man atrodo, pasaulio čempionatuose tas pats Vanderpoolas, kur būna, sakykim, labai smėlio daug, arba to pačio purvo, visko, tai netgi yra sakė, man atrodo, kad važiuoja su 0,8 barais. Tai aš važiavau dabar minkščiau, tai nereikia čia Vanderpoolo iškelt. Jau, važiavau ir lėčiau. Tai va, kaip matot, posūkis judu tikrai labai lėtai. Bet netgi, sakykim, su tokiu važiavimu... Pompos reikia! Kurva, išvažiuok ir tu! Varžovai, sakykim, nuo padangos nuliai, vat būtent nuo to krešo, iki kada mane pagavo, tai praėjo netgi visos 5 minutės. Suprantu, kad vis tiek važiavau, bet važiavau lėtai. Tai buvo pasidarytas tikrai geras tarpas, nes va dabar turim top 3 nuvažiavusius, yra Venantas, Medelinskas ir Kertenis. Tai va jie yra top 3, kurie ir finišavo taip. Ir va būtent sekantis varžovai mane pasigavo tik tai už 5 minučių, ką tuoj galėsim pamatyti. Tai va posūkius, tikrai labai lėtai važiuojam, va dabar va matom mano tuos konkurentus, kurie atvažiuoja mane, pasiveja. Dar galiu pasakyti tokią mažytą paslaptį, kad gale aš jas vis tiek susigaudysiu. Tai va, šitas lieka tik tarp mūsų iki video galo. Nes dar, kadangi kas buvo, tai techniniai zonai nebuvo pompos, tai teko dar vieną ratą važiuoti. Ačiū Nikolui Klimavičiui, taip pat ir Antano draugiai, kuri atnešė pompą. Tai galėjau prisipūsti, bet teko dar vieną ratą papildomai pravažiuoti. Aišku, papasakosiu ir dar vieną klaidą, kokią padariau, kas galėjo dar netgi pakeisti varžybų pabaigą. Galėjau dar aukščiau šoktelt, bet kas būtų, jeigu būtų. Tai dabar, kaip matom, palikau daug vietos po dešinę, nes kadangi išleista padanga, norėjau išimti posūkį pro kairę. Ir turime Real Bean atstovą, kuris nežinau kaip, bet sugalvojo mane lenkti per ten, kur visiškai nėra vietos ir su pečiu tiesiog trenkėsi į būtent į medį. Tai vat nežinau, kodėl jisai taip nusprendė daryti, nes būtent po dešinę buvo palikta kokie 2 metrai tarpo, kad gražiai mane per išorę apsilenktų.
bet tiesiog lenkė mane per kairę. Aišku, gal ir aš galėjau pasitraukti tą dešinę, bet sakau, aš tiesiog važiavau palei juostą, iš karto buvau susigalvojęs, kad paliksiu po dešinę vietą, po dešinę, vat būtent tos vietos. Aišku, kai smegenyse laktatas daužo, gal irgi nelabai galvojasi, bet tiek man, tiek jam turbūt buvo užpilta. Tai jo, dabar tiesiog turėsim montažą, kur parodysim, kaip viskas vyksta. Važiuoju varžybas. Vis dar važiuoju su tuščia padanga. Čia Gabija klausė manęs, ką daryt. Atvažiavom į pit stopą. Nusimontavo padangą. Prisipūst padangos. Tai kita klaida, kokią padariau, man iš karto chebra siūlė keistis dviratį ir važiuoti, o jie būtų man dviratį sutvarkę. Aš nesutikau, pagalvojau, kad geriau bus dviratį savo susitvarkyti. Tai kas atsitiko, čia pralošiau per pit stopą 45 sekundės. Sakykime, gal būtų viskas įvykę greičiau, bet būtent mano vintilis buvo užsikišęs kylantų turbūt, tai vad sunkiai pūtėsi. Tai per visą šitą pit stopą pralošiau 45 sekundės, kas tikrai kainavo daug, nes, sakykime, būčiau pasikeitęs dviratį, būčiau pralošęs kokie 15-20 sekundžių, tai visgi mažesnis tarpas. O dabar padangas prisipučiau, iš karto adrenalinas vėl kyla, vėl varžybos grįžta į mūsų ritmą ir dabar žinau, kad tiesiog taip negražiai pasakius pylinsi. Kad žinais va irgi, kai adrenalino daug, prasideda vykti klaidos. Ramiai. Jo, tai dabar savo tiesiog kartojausi, kad ramiai, reikia galvoti sklandžiai, mąstyti, kad nereikia daryti va tų papildomų klaidų, nes, tarpai dar labiau pasididins. Ir dabar tiesiog turim montažėlį, kur lenksime sportininkus, arba bus kažkas įdomiau. Čia ir... Tas kur žemiausias, atguliau. Sugrįžę. Hop. Bitch niggas get it down. Дякую.
Tai vėl grįžau, tai turim likusius, skaitykit, gerai, 1,5 rato, norėjau sakyti 2, bet turim 1,5 rato, gal 1,7. Pasigavom daugiau sportininkų, vėl visas veiksmas grįžta, va, kas gerai, kad realiai per 8 ratus, sakyčiau, o tai dabar bus tiesiog kova dėl liktais amžiaus grupiai dėl 2-3 vietos, nes priekį važiuoja Real Bean atstovas, kuris bus 2, aš važiuoju dabar, sakykim, 3 asmenį savo amžiaus grupėje. Tai dabar, kadangi matau, kad viskas yra šalia, tai planas pavyko, juos pasigavau, sugrįžau į žaidimą. Tai būtent per 8 ratus man pavyko sutraukti daugiau negu 2 minučių tarpą, nes Gabija viską fiksavo, sakė man laikus, tai vat būtent kada prisipučiau padangą, jinai sakė, kad buvo tarpas vat būtent iki medalio, sakykim, va taip va, iki 2 vietos medalio, netgi taip buvo apie 2 minutės kažkiek, dabar bijau sumeluoti, tai dabar tą tarpą susitraukiam, grįžom į žaidimą, tai vat bandysim ir iškovoti 2 vietą. Sakykim, norėtųsi šioje vietoje važiuoti greičiau, bet nepavyksta, nes yra varžovai. Čia galvau, gal mane praleis, gal apsilenksiu, aišku, tarpas mažas, nėra kur. Buvo optimistiška lyst kažkur, nenorėjau sukelt avarinės kokios situacijos. O dabar turim savo mėgstamiausius laiptus, tai laiptais tiesiog užsprintuosim. Jo, iš karto apsilenkiam vieną žmogų. Ir jo, kalniukas, bet būtent šioje vietoje nebuvo niekur galimybės kalniukas, gal būtinais, jeigu būčiau greičiau užvažiavęs, įlindęs tarpą, kažkas gal ir būtų įmanoma, bet kas būtų, jeigu būtų, bet dabar tiesiog turime tiesią, kur galim savo ramiai tikrai dar vieną žmogų apsilenkti, tą ir padarome, iš karto priartėjom prie 2 vietos medalio. Dabar matau, kad jisai yra sulėtėjęs, bandau jį lenkti, jisai pagreitina, jisai tikrai mane pamato, bet išstumė mane ir būtent pats išvažiuoja iš savo vadinamo apekso, kas buvo labai durnas ėjimas iš jo būtent pusės, gal ir mano, ne ant poskio lenkt, bet jisai tikrai mane matė, jisai tikrai išvažiavo iš savo apekso ir išstumė mane. Kas, sakykim, nėra pirmas kartas, ką jisai darytų, nes esu girdėjęs ir iš kitų dviratininkų kolegų, kur sako, kad jisai, būtent Real Bean atstovas, važiuoja labai agresyviai ir būtent netgi kaip būna pagautas ratu. Tai jo, šitoje vietoje pradėjau tiesiog stresuoti, susinervinau, vat į koliuką įkaliau ir tiesiog žinau, kad tolimesnėse vietose kaip ir nelabai yra kur pasidaryti lenkimą, nebent čionais, jeigu būtų viskas arčiau, bet tiesiog matau, kad nuvažiuoju 2 vietos medalis ir nieko negaliu padaryti. Aišku, varžybos yra mėgėjų tipo, tai manau, svarbiausia yra važiuoti smagiai, bet vis tiek emocijos paima ir, aišku, neteisinu savęs, bet žmogus to